Aš norėjau būtent turėti tą palaikymą, nes man atrodo, kad aš supratau, kad vienas toli nenukeliausiu ir būtent turėti žmogų, kuris turi tą kompetenciją iš tikrųjų, kad paruošti tave verslui, o ne tiesiog, kad užsiburtum tam rate veiklos be rezultatų. Kokybė labai keitės arkliniais žingsniais. Man šitas labai patiko, kaip tik papildė mano pačios sritį, kodėl aš tai darau, kaip aš tai darau, kai supranti, kad iš tikrųjų turi būti versle, kas vertės kuria. Tai vien tik tai šitas buvo labai greitas rezultatas palyginus. Labai greit mėgstu save taip, kad nieko nemoku, nieko nedarau, tas perfekcionizmas taip suvalgo, kad nieko nebenoriu. Tai kažkaip Diana žino, kaip su manim kalbėtis, kad aš išlyščiau iš šitą. Kuo giliau įlendi, tuo labiau supranti, kad ten bus ką veikti. Tai šitas tikrai dar yra to-do listė vis dar. Dirbu viena, tų sąskaitų nėra daug ir atrodo, tai kaip ten tie su elektroniniais šopais, kur belė kiek tų pardavimų susitvarko. Ir atrodo, perduot viską buhalteriui, atrodo, dievas, proktas, visas smegenis. Ir tada supranti, kad va gerai, kad aš tais mažai žingsniais mokinuosi dar prieš tai, kur visą tą laviną užpultų ir po to, kad atrodo, sudegtum lygio vietoj. Kai tave pažįsta 3 žingsnius į priekį, tai man tik su Diana tas smagiausias, kai jinai jau žino, kokius žodžius, kada aš ką sakau, ir kokie mano darbai bus ateinančią savaitę. Automatiškai tos įtampos tokios nėra. Nebaisu pasakyti, kad susimojau. Visas tas kaukės nusiemi, aš supratai, kad čia tam tu ir esi pasakyti, jeigu kažkas yra negerai, kad kaip man iš to išeiti greičiau. Nerekomenduočiau tiems, kurie viską žino. Pati ant savęs kartais dar tą jaučiu, kad kai pagaunu kartais, aš šitą žinau, šitą padarysiu, bet prasme, netame suvokimą, kad galiu padaryti, o būtent susikurti tą aplinką, kuri tave skatintų nuolatos daryti. Dabar aš net neįsivaizduoju, kaip versle reikėtų be mentoriaus. Tai atrodo, aišku, dabar tų alternatyvų yra tų visų bendruomenių, bet vis tiek turėti tą žmogų, kuris orientuotas konkrečiai ilgalaikiai perspektyvai tavo verslo sėkmę, vis dar atrodo, wow, kur tai buvo anksčiau. Jeigu norim to tvaraus rezultato, o ne tiesiog, kad iššoviau ir po to nežinia, kas gausis. Tai kad mokėti suvaldyti tas visas audras. Nes atrodo, visi mes norim to verslo, bet kokios kompetencijos reikalingos, kad jisai nebūtų vienadienis.